Sveiki. Įsigijau peilį tokį čaką, uzbekų nacionalinis vadinasi. Nu, pamaniau, išsilavinimai trūksta, labai pasimėjau tokį, pamačiau pigu. Su pristatymu ten 25 eurai kažkas tokio gaus. Šiha 15 plienas. Šiaip pagal nuotrauką atrodo, nu ir čia lyg matosi, kad užgrūdinta zoniniu būdu. Ta prasme, tik tai ta vieta kietesnė, ta minkštesnė. Šiaip ir panašu pagal pojūčius pagaminta. Nu, matom visokių yra defektų, čia nušlifuota taip grubiai viskas, čia kažkokie plyšiai. Nu, čia irgi nupoliruotas, grindas kažkoks keistas, išilgai nupoliruota. Viskas, kaip sąlyginai. Šiaip geometrija tiesi, viskas gerai ir kas keisčiausia, netgi konveksas, va, pažiūrėjau. Kaip matom, netgi yra konveksas, kas už tokią kainą yra neįtikėtina tiesiog. Tai, nu kaip, adekvatu už tokią rankų darbas, už tokią kainą, čia viskas papuošta, čia yra organinis stiklas, netgi nudažyta, aišku, nusitrins tuo jau, bet nu, adekvatu, daugiau negu adekvatu, kas darytumėt už tokį už 20 eurų. Na, aišku, nepjauna, žinau, normalu čia už to. Galastai turbūt už 20 eurų galima, jau pagalastai. O gaminti visą peilį, tai žodžiu, mes jį dabar ir bandysim pagalastai, atpjautų. Ir nuolydis nuo penties, suvedimas taip daugmaž normalus, koks 0,2, taip jaučiasi pagal pojūčius. Yra šiek tiek toks nelygumas, matosi, kad gana duobė, per vidurį nedidelė tokia duobutė. Tai imsim grubų, pradėsim, galvoju, nuo nevado 20. Po ranka toks gulėjo, tai akmuo ir mes jį panaudosim. Klijuojam lipnią juostą. Kontaktas geresnis gaunasi ir nesubraižys mums. Nesubraižys peilį. Gal ir taip nesubraižytų, bet vis dėlto. Dedam tai vietoj, kad centras būtų kur išlinkimas, kad padaryt kampą daugmaž. Nežinau, kaip tokia labai čia didelis, tai žiūrėsim, kas gausis. Prispaudžiam, prisukam tą, kad išlaikytų kampą adekvačiai daugmaž, koks yra nuolydis. Tokia idėja tų varžtų ir yra, kad padaryti, išlaikyti kampą. Kaip nuolydis nuo penties, kada šiuo atveju, kaip ir yra klasika, šiha 15, tai kažkas panašaus į širogami, ten naogami, apie 1% anglies ir šiek tiek lygaliuojančių elementų ten negausi labai. Neįdėsi skrinšotą, kam įdomu. 15,2. Nu, sakykim, gerai bus, ne? Kietumas apie 63 turėtų būti. 15,1. Kągi, pratęsim kitą pusę. Atverčiau akmenį, kad gali būt, kad vis tiek jau padėjėtas, bet nedaug naudotas, bet vis dėlto matysim. Jo, grindas nėra, aišku, idealiai lygus. Kas išlenda, ką mes ir matom. Na kągi. Viskas kol kas proto geguose. Mes nepykstam kol kas.
mums teks pėlis biudžetinis ir galandinimas atitinkamas. Ne? Sekantis Selex 1000. Su Heros brandas toks pigesnė akmenys. Teršiasi kaip maksimum. Tai sprendžiama tokiais galima būdais. Nagurą natūralią. Truputį padarom suspenzijos. Turėtų problemų dėti. Ar jos dirbs švelniau, kaip pusiau natūralus akmuo beveik gausis. Užgrūdinta šiaip kaip ir neblogai, atrodo, ne plastelinas, kaip sakoma. Kad jas turėtų pjauti. Nors 63, tai abejoju, yra gal 61 koks taip. Ne taip kaip japoniškus atrodo tikrai. Normaliai. Aišku, yra duobė, tai nelygus gausi. Ašmenys nelygus, nu ką, estetinės vaizdas. Mes čia kalbėt apie estetinį vaizdą. Nelabai reikia tokį biudžetinės gaminys. Adekvatu. Tikti negalima. Viskas normaliai. Skaitysi mane. Ir iškart begėdiškai ant užbaigimo akmens eisi natūralaus. Nu, po 1000 iš karto, tai jau čia atsiras turbūt žmonių, kur sakys kaip. Galima viskas, ypač su tokiu plienu, tai jokių problemų nebus. Ir būt negali tiesiog. Labai lengvai susitvarkys, ypač su nagura, tai naguratų, šiaip jau grubiausiai išmikavo nagurų. Nu, čia norėtus tokia, tų laikiklė, viso to kampo laikiklė ilgesnė, čia labiau tiktų būtent tiek, ką gulėtų. Bet kaip matom, galima ir taip įsiversti. Ten vis tiek priekis nedarbinė dalis, tai nelabai svarbu, kaip ten pagalasim. Aišku, reikia pagalasim. Geras tonas reikalauja. Gerai. Taip reikės su laiku nuimt, nes jis trukdys. Nu, jeigu ant lentos pjausit, galandant pastoviai, gali remtis su laiku. Nelabai man patinka tokie dalykai, bet būna ir ant europietiškų pėlių. Tokie svilink daro. Ten dar didesnė problema, nes jau masyvesnė. Kažkaip norisi gražiai nuimti, nes čia pėlis toks maža estetikas dėmesį skirta, tai kaip ir galima ir grubiai viską atlikti.
Kągi baigiam. Pjaunam. Toks vaizdelis. Ne vienodai, nes grandas ne visiškai lygus, čia kaip matom duobutį. Bet viskas normaliai. Nieko tragiško, žodžiu. Tai manom 30 laipsnių koks gaunasi. Suvedimas 0,2 gal koks. Gerai, turėtų pjaut. Anglinis plienas, gana maloniai, tai naudosimės. Dėkui už dėmesį. Iki.